Dar 13-14 kovos įvyks ir po to bus 15 minučių pertrauka. Skelbiu sekančios kovos teisėjus. Ringo teisėjas Rinaldas Vaivaras. Šoniai teisėjai. Pirmas stalas Algis Padaiga. Antras stalas Vytas Gurskas. Trečias stalas Alfonsas Povilaitis. Ketvirtas stalas Anatolijus Kriukovas. Ir prie penkto stalo Mindaugas Urbonavičius. O į ringą kviečiami boksininkai sveriantis iki 46 kg. Pirmoji pora. Raudonas kampas Arvydas Velička Kaunas, mėlynas kampas Pijus Sakalauskas Biržai. Iš karto dirbi, neleidi jam dirbti. Apatinį dešinį mūsų. Pijau pats dirbi. O taip. Kairį ties dešinę apatinį, kairį ties dešinę apatinį. O taip, jau pataiky, davai, dar vien. Dar neužšok. Neužšok Pijau ant jo. Kujyti prieik. Kojim prieini ir tada. Pataiky dviejį, iš toliau šiek tiek, iš toliau viską. Gerai, молодец. Давай, пац. И выйди, муж. Ну? Gerai. Šaunuolis. Давай, toliau, gal paleidžiu. Raudonam kampe ilsisi boksininkas iš Kauno Arvydas Velička. Jam 14 metų. Treniruojasi sporto mokykloje Kaje pas trenerį Vidą Bičiulaitį. Treniruojasi 1 metus. Turėjo 2 kovas ir 2 laimėjo. Arvydas Velička Kaunas, Raudonas kampas. Давай, папа. Давай. Я уже говорю. Давай. Вот так. Ты, пошли, муж. Дешня поди, дешня поди. Давай, держи пац вперед. Тихшли давай. Тихшли. Я уж говорю, и что ли, муж? И что ли? Да. Муж. Вот ты, молодец, Шумай, побыгай, мелко. Давай, Шумай, давай чай.
pirmą raundą pralošė, tai leidžia. Jau pasisuksi čia. Šią kovą laimėjo boksininkas iš Vilniaus kampo, Pijus Jakušauskas.